Labadiena, mėlyjeji, žiauriai gera tiek daug jūsų matyti. Be galo gera matyti gimtojo Panevėžio vėliavą, ačiū, kad čia esate ir tikiu, kad ir iš kitų Lietuvos miestų čia susibūrėte ir rodote, kad nepavargote, kad jums ne vis vien. Na, o aš čia visų pirma stoviu ne kaip publicistas, o kaip mokytojas, kuris kartu su visais čia susirinkusiais laiko pilietiškumo egzaminą. Jis negali būti išlaikytas tik išmokus valdžių atskirimo principo apibrėžimą, žinant, kas parašyta Konstitucijoje. Be abejo, viso to reikia. Tačiau už viską labiausiai reikia gyvai pademonstruoti, kad visa, ką sužinojai apie demokratiją ir jos esminius principus, yra gyva ir verta kovoti. Esu čia tam, kad galėčiau drąsiai žvelgti į akis savo mokiniams, kai jie paklaus, kur buvau, kai reikėjo, ar gebėjau pakovoti už tai, kas man yra svarbu. Tai gali būti viena svarbiausių pamokų, kurias jiem perduosiu, nes visa kita gali būti perskaitoma vadovėliuose. Esu čia kaip tas, kuris nori padėkoti kiekvienam asmeniškai, kad nepavargo, kad neleido išsipildyti buldozerio vairuotojų viltims, kad jie neištems, kad jų skaičiai ims mažėti. Šiandien negalime leisti savo pavargti ir pasiduoti, kaip ir tas berniukas iš žymiausios Hanso Kristiano Anderseno pasakos. Esu čia tam, kad pasakyčiau kartu su jumis, kad karalius, o tiksliau kabutėse tariant karaliukai, yra nuogi. Taip, karaliukai yra nuogi. Jų intencijos yra apnuogintos, užvaldyti visuomeninį transliuotoją bet kokiomis priemonėmis. Ir matėme tą iš balsavimo, ar ne? Ne vienyje jų poligonas, kitaip tariant, interesas nacionaliniu saugumu, o tik noras paversti LRT savo akcinę bendrovę. Jie mano, kad tikrovės nėra, kad jį kuriama iš žodžių, o galiausiai laimi tas, kas kontroliuoja daugiausiai kanalų ir pasiekia didžiausią auditoriją, kuri tada apsigyvena jų kuriamoje realybėje. Jų veikimą tiksliausiai atspindi poeto Česlovo Milošo žodžiai, užrašyti jo eilėraštyje Europos vaikas. Cituoju: augink melo medį, tačiau iš teisybės sėklos. Negerbk melagio, kuris niekina realybę. Melas turi būti logiškesnis nei teisybė. Pavargęs keleivis, te pailsi jo lapijos suksmėj. Žinot, aš negalvojau, kad Česlovas Milošas rašys apie Juozo Oleko darbus. Tad šiandien esu čia tam, kad pasakyčiau, kad nepavargome, nesilsėsime toje melo medžio auksmėje, kur iš galios pozicijos ataidantis žodžiai neatskleidžia, o slepia tikrovę, kursto nepasitikėjimo, susipriešinimąją, kaltųjų ir priešų paieškas. Susirinkdami čia liudijame, kad išmokome pamokas, išguldytas istoriko Timothy Snyderio trumpoje knygelėje pavadinimu apie tironiją. Esu čia tam, kad, kaip teigia Snyderis, parodyčiau, kad nesiruošiu paklusti iš anksto. Matant stumiamus pokyčius, gali kilti pagunda tarti, kad nieko čia nepakeis ir dera išmokti gyventi toje nebetpažįstama tampančioje tikrovėje, nesgi reikia kažkaip suktis, reikia kažkaip gyventi. Tačiau psichologas Viktoras Franklis sakė, kad iš žmogaus galima atimti viską, visiškai viską, išskyrus vieną dalyką – laisvę apsispręsti, kaip reaguoti į esamą situaciją. Kaip laisvas žmogus, kartu su kitais laisvais čia susirinkusiais žmonėmis sakau, kad nesutikau, nesutinku ir niekada nesutiksiu su taip stumiamomis LRT pataisomis. Dar daugiau, nesutiksiu su tuo, kaip elgiamasi su kultūros bendruomenė, apskritai su pilietinė visuomenė, kaip traktuojami teisinės valstybės principai. Vienas veikėjas sostinėje prie Dunojaus net 16 metų kūrė savo naują tikrovę, kuris šiandien žlugo dėl to, kad būta laisvų, drąsių žmonių, kurie taip niekada ir nesusitaikė su urbanizacijos scenarijumi. Stovime čia šiandien, tikiu, kad jei reikės, stovėsime rytoj ir ateityje, kad neleistume kurti sistemos, kur valstybė paverčiama partinių uabų su klusniai aptarnaujančia žiniasklaida. Esu čia tam, kad kaip ragina Snyderis ginčių institucijas, šiuo atveju visuomeninį transliuotoją, kad jame pokalbiai su daugiausiai galios savo rankose sutelkusiais mūsų rinktais politikais primintų BBC Hard Talk, o ne kas geresnio premjerė. Kad gyvuotų ir stiprėtų tyriamoji žurnalistika, kuri atneštų realų pokytį ir būtų pajėgi priversti iš posto trauktis net aukščiausius pareigūnus, slepiančius skeletus savo spintose ir net laikančius skaidrumo standartų.
Esu čia tam, kad atsiliepčiau į raginimą prisimti atsakomybę už tai, kaip atrodo pasaulio veidas. Esame čia, kad prisimtume atsakomybę būtent tada, kai nuo jos bando išsirangyti ir stumiamo buldozerio akivaizdoje daugiausiai tyli ar tuščiažodžiauja prezidentas. Sakau tą tik todėl, kad gerbiu prezidento instituciją ir būtent todėl negaliu taikyti su tuo, kaip pareigas šioje garbingoje institucijoje vykdo dabartinis jo šeimininkas Gitanas Nausėda. Negaliu taikyti su dvigubai standartai, su tuo, kad jis viena ranka žaidžia su tais, kurie užkūrė buldozerį, o kita ranka bando vaidinti nešališką teisėją, kol galiausiai lieka stovėti iškėlęs ką tik paseilintą rodomąjį pirštą, kad pasižiūrėtų, o iš kurios pusės pučia vėjas ir į kurią pusę dabar geriau pasisukus. Tai nėra prezidentiška ir tai nėra valstybiška. Esu čia, nes turime teisę pykti. Ir tai nėra neracionali emocija, kaip kai kas bando parodyti, ypač tie, kurie šlipsų nesuvalgo. Priešingai, racionalu jausti pyktį, kai matai neteisybę, racionalu jausti nusivylimą, kai tavęs neklauso, racionalu raudonuoti iš gėdos, kai didžiausią mandatų skaičių turinti partija visai bando išsukti savo koaliciją su teismo pripažintu antisemitu, išsiviešinusiu autoritarų bičiuliu ir jo kompanionais, atvirai sovietinę terminologiją rėžiančiais, kad stovintis opozicijoje yra liaudės priešai. Esu nusivylęs, esu piktas ir tai yra racionalu. Kaip rašė mano mylimas poetas Dylanas Tomasas, tūšk, tūšk ir nepriimk šviesos mirties. Tūšk, tūšk ir nepriimk šviesos mirties. Šiandien mes mokomės iš istorijos. Rytoj patys tapsime istoriją. Esu čia, nes nenoriu, kad būti dalimi to skyriaus, kuriame rašytų, kad viskas galėjo susiklostyti kitaip, jei tik jie būtų ėmėsi atsakomybės. Buvome protestuose vakar, esame čia šiandien, būsime ten, kur reikės ir rytoj. Būsime tiek, kiek reikės. Negalime leisti savo pavargti ir pasiduoti. Ačiū Jums.